Sveiki, kolegos. Šiandieną praeitos pamokos konstrukcinio modeliavimo, menčių ir krūtinės įsiuvų išskaidymo antroji dalis. Noriu Jums papasakoti, kaip padarius naujus lekalus, nugaros ir priekio, išskaidžius menčių ir krūtinės įsiuvus, gavus naujas pažastis, kaip pritaikyti rankovės galvutę. Šita pamoka jums tiks ne vien tik tai išskaidžius įsiuvus, bet ir tiks tais atvejais, jeigu jūs keičiate pečių siūlės ilgį, jeigu jūs keičiate nugaros pažasties liniją arba priekio pažasties liniją pagal savo individualią arba pagal kliento individualią figūrą. Taigi šita pamoka, manyčiau, jums bus universali ir naudinga. Pradedam nuo rankovės lekalo. Ant lekalo jūs turite pasižymėti būtinai viršutinį įkirpį, kuris yra pečių siūlės įkirpis, ir apatinis, kuris reiškia, kad tai yra rankovės priekinė dalis. Pradėkim nuo nugaros. Nugaros dalis ir rankovės nugara. Uždedam rankovės lekalą ant nugaros ir atkreipkite dėmesį, kolegos, apatinėje dalyje, ten, kur yra pats didžiausias lenktuvas. Nugaros išlenkimas pažastis atitinka rankovės va šitam išlenkimui, tik tai pačioj apačioj. Po to jie kontūrai pradeda skirtis. Jeigu kartais šitoj vietoj netitinka lekalai vienas kito, reikėtų pataisyti, todėl kad pamatavimo metu ir dėvėjimo metu po rankovę matysis tokios gana didelės įstrižos klostės. Sudedam, sutabdinam lygu ir po trupučiuką pradedam suktis pagal kontūrą. Prispaudžiam, pasisukam, prispaudžiam, pasisukam ir važiuojam aplinkui. Einam ir prieinam iki nugaros pečių siūlės. Pasižymim ten, kur nugaros pečių siūlė. Vadinasi, iš rankovės yra sulaikymas, o gaminys pas mus trikotažinis, sulaikymo nėra, vadinasi, teks pataisyti viršutinę rankovės galvutės dalį. Pereinam prie priekio. Čia ta pati istorija. Apatinėje dalyje priekio pažasties kontūras atitinka rankovės kontūrai. Pačioj. Sutabdinam, važiuojam po truputį. Žiūrėkit, kad lekalas nepasislinktų, kad jūs pamatuotumėte viską tiksliai. Galima matuoti su centimetrinė juostelė. Aš labiau mėgstu pagal faktą, su lekalais. Vėl žymim ten, kur atėjo pečių siūlė. Tiek rankovės lekalas yra didesnis už pažastę. Dabar kągi reikėtų daryti? Visada, kai taisote savo rankovę, reikėtų pradėti nuo rankovės galvutės. Kaip yra taisoma rankovės galvutė? Dabar žiūrėkit, kolegos. Va šitoj vietoj lenktoji dalis virš įkirpio ir va šita dalis, va šitą vietą, maždaug nuo čia iki čia, jums reikėtų jau neliesti, nesiaurinti, nemažinti, todėl kad jeigu jūs labai užmažinsit va štai šitoje vietoje, kažkur ties rankovės galvutės viduriu, jūs nepakelsite rankos, jums bus per siaura pati rankovės galvutė. Taisom tik tai viršutinę dalį, va štai šitą iškilumą, va šitą kepurę. Dabar kaip reikėtų taisyti? Jūs negalite nuimti vien tik tai nuo galvutės aukščio. Rankovė, kai yra sumažinama, jinai mažinama tolygiai ir nuo aukščio, ir nuo pločio, išbrėžiant sklandžias linijas ir štai šitą pabaigą į apatinės šitos užlenkimus. Dabar taip reikėtų ir padaryti. O tai kiek dabar nuiminėti?
reikėtų pradėti minimaliai. Tai daryti ant permatomo popieriaus, ant plėvelės, tam, kad jūs galėtumėte uždėti ant savo nugaros, ant savo priekio ir vis pabandyti, ar ne per daug jūs tenai nuėmėt, o gal per mažai. Mažinam. Imam nuo aukščio ir nuo pločio ir pereinu sklandžiai į štai šitą vietą į 0, kad čia nesigautų kampas. Ir nuo nugaros. Imu ir nuo aukščio, ir nuo pločio. Reikia padaryti taip, kad rankovės galvutė tiksliai atitiktų jūsų pažastę, kad jokio sulaikymo šičia nebūtų. Tai tiks jums visiems trikotažiniams gaminiams. Nusibrėžėt šitą naująją liniją. Čia dar paryškinsiu. Čia yra 0 ir čia yra 0. Pereikite sklandžiai. Rankovės galvutė turi būti tolygiai, gražiai nubrėžtas kontūras. Tikiuosi, kad mano pamoka jums padės, rankovės galvutės bus gražios ir gaminiai bus kokybiški. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Iki kito karto.